Sveikinus, draugai. Ar kada nors jums buvo kilęs klausimas, kodėl vienokioje ar kitokioje situacijoje mes arba aplinkiniai žmonės pasielgia vienaip arba kitaip? Kas įtakoja žmogaus elgesį? Jo emocijas, savijautą, motyvaciją vienokiam ar kitokiam poelgiui. Kartais geram, kilniam, o kartais ir blogam, niekšingam. Žmogaus elgesį įtakoja daugybė faktorių. Nuo biochemijos, neuronų, genų, hormonų iki kultūros, evoliucijos, vertybių ir religijos. Žmogus sudėtingas gyvūnas. Su savo dar sudėtingesniu elgesiu, jausmais, emocijom. Šiame laidų cikle, kiek tai bus susijęs su žmogaus elgesiu, susipažinsime su anatomija, biologija, zoologija, evoliucija, genetika, endokrinologija. Tai toks mokslas apie hormonus. Ir taip toliau. Viskas, kas yra susiję, tiek, kiek tai svarbu ir įtakoja žmogaus elgesį. Šios įvadinės dalies pradžioje norėčiau pasakyti, kad su elgesio biologija turėtų susipažinti kiekvienas žmogus, nepriklausomai nuo savo užsiėmimo, specialybės ar pareigų. Pavyzdžiui, žmogaus elgesio biologijos supratimas gali padėti jums suprasti artimą žmogų pasinėrus į depresiją. Suprasti, ar jis kenčia nuo kokio nors cheminio sutrikimo smegenyse, ar šiaip paprasčiausio toks yra ir mėgsta pastoviai dėl visko skųstis. Visą tai mes ir taip jau pastoviai automatiškai naudojame savo kasdienėme gyvenime, tarpusavio santykiuose, bendravime ir taip toliau. Todėl būtų tikrai neblogai dar kažkiek apie tai ir suprasti. Būtent dėl šios priežasties ir pradėjau žmogaus elgesio biologijos laidų ciklą. Taigi, šiandien pirmoji įvadinė laida apie žmogaus elgesį, žmogaus biologiją ir kaip visą tai tarpusavį susiję veikia vienas kitą. Ir skatina mus elgtis vienaip arba kitaip, blogai arba gerai, protingai arba kvailai. Kviečiu žiūrėti, kelionė turėtų būti įdomi. Šiandien papasakosiu jums vieną istoriją. Gyveno kartą vyriškis, 40 metų, santuoka jau 15 metų, 2 vaikai, 3,5 šuns. Įprastas, nieko neišsiskiriantis gyvenimas. Viskas klostosi puikiai. Ir staiga vieną kartą darbe, nei iš jo, nei iš to jis trenkia savo kolegai snukį. Ir toks elgesys jam visiškai nebūdingas. O buvo taip, jo kolega stovėjo prie kavos aparato ir kažką jam kalbėjo apie krepšinio komandą. Mūsų herojus prieštarauja ir trenkia jam su kumščiu veidą. Labai keista. Praeina laikas, skandalas nurimsta. Praeina dar 3 mėnesiai ir štai po 15 laimingos santuokos metų žmona jį pagauna su 18-kinė meiluže, dirbančia pardavėja vietinė parduotuvėje. Dar keisčiau. O praėjus dar 3 mėnesiams jis pabėga iš darbo ir su savimi pasigrobė visus darbe kasoje esančius pinigus. Ir nuo to laiko jo niekas nebematė. Klausimas, kas nutiko? Čia galimi 3 variantai. Pirmas, jis visada toks buvo, bet tai gerai slėpė. Antras, jam vidurio amžiaus krizė. Pati sunkiausios forma, kokią tik galėtume įsivaizduoti. Ir trečias variantas. Jis turi mutaciją viename iš savo genų atsakingame už smegenis. O tai, ką mes stebime, yra tipinis klinikinis neurologinio susirgimo atvejis, sukeltas vienu genu. Štai va toks jums pavyzdys. Gerai, pratęsim. Štai matote parašytus reiškinius. Mėnesinės, galvos smegenų auglys, piktnaudžiavimas saldumynais, anaboliniai steroidai. Šie atrodo niekaip nesusiję reiškiniai turi bendrą dalyką. Mėnesinės, galvos smegenų auglys, piktnaudžiavimas saldumynais, anaboliniai steroidai. Jei kas nesupranta, kas tai čia tokie dalykėliai raumenų auginimai. Kultūristai kartais naudoja. Testosterono darinys. Pas visus šios reiškinius yra kažkas tai bendro. Mėnesinės, galvos smegenų auglys, saldumynai, anaboliniai steroidai. Kaip manote, kas tarp jų yra bendro? Na kaip, ar jau turite atsakymą? Visi šie dalykai buvo sėkmingai panaudoti teisme, kad pateisinti teisiamo žudiko elgesį. Panagrinėkime. Pirmas reiškinys – mėnesinės. Yra buvo tokiu atveju, kai moterys įvykdydavo žmogžudystę per savo mėnesinių periodą ir buvo išteisintos prisiekusiųjų teisme. Tame tarpe ir būtent dėl šios priežasties, dėl mėnesinių. Yra duomenų, kad mėnesinių periodų moteriškos agresijos lygis neproporcingai išauga. Toliau. Yra tokia smegenų sritis, vadinama amigdala, o gal amigdala, arba kitaip migdolas, kuri tiesiogiai susijusi su agresija, o taip pat susijusi ir su baime. Ir jei šioje smegenų srityje atsiranda auglys, tai dalyje atveju tai prives prie to asmens nekontroliuojamos agresijos. Ir teisme to nekartą sėkmingai pasinaudojo. Saldumynai. Prieš kažkur tai 30-40 metų toks Amerikos politikas Denas Vaitas nušovė San Francisko merą Džordžą Maskonę ir Harvėjų Milką. Ir už tai gavo ypatingai neįtikėtinai trumpą įkalinimo bausmę.
už dvigubą žmogžudystę. Nes žudiko advokatai jo gynybai pritaikė keletą ypatingai veiksmingų argumentų. Pakartosiu, už dvigubą žmogžudystę. Ir tokia gynyba buvo pavadinta Tvinkio gynyba. Pagal Amerikoje populiarų keksiuką. Prisiekusiusius pavyko įtikinti, kad žudiko polinkis į nesveiką maistą įtakojo cukraus kiekio kraujyje svyravimus, kas ir privertė nusikalsti. Ir štai pagaliau anaboliniai steroidai. Dažnai žmonės, pas kuriuos pasireikšdavo nekontroliuojama agresija, pasirodydavo esą kultūristai. Ir kad dėl visko kalti jų naudojami raumenų auginimo preparatai. Sudėkime visą tai į vieną ir gausime apibendrintą vieną iš dviejų šio laidų ciklo teiginį. Pirmas teiginys. Dažnai procesai vykstantis jūsų organizmo viduje stipriai paveikia procesus vykstančius jūsų galvoje, smegenyse. Antras svarbus teiginys. Šiandien vakare, kai gulsitės ramiai miegoti, atsipalaiduosite ir jūsų širdis plaks lėtai ir ramiai. Pagalvokite štai apie ką. Juk jūs suprantate, kad jūsų širdis neplaks amžinai. Įsivaizduokite, kad kažkada jūsų lūpos pamėls, o kraujas kraujagyslėse sustings. Įsivaizduokite, kaip atšals jūsų pėdos ir pirštai. Įsivaizduokite savo mirtį. Ir štai tuo momentu, kai gulėsite ramiai savo patale ir įsivaizduosite savo mirtį, jūs greičiausiai pajusite, kaip jūsų širdis pradės plakti tankiau. Ir ant savęs pajusite antrą teiginį, kuris sako, tai, kas vyksta jūsų galvoje, kartais veikia ir visus kitus jūsų kūne vykstančius procesus. Ir šiame laidų cikle papasakosiu apie tų dviejų dalykų sąveiką. Tarp jūsų fiziologijos ir jūsų elgesio. Apie užslėptas emocijas, mintis, atsiminimus ir taip toliau. Apie tai, kaip įvairiomis aplinkybėmis vienas gali paveikti kitą. Na, o mūsų užduotis bus pabandyti visą tai išsiaiškinti ir suprasti, laikantis tam tikrų taisyklių. Čia nesistengsime išsiaiškinti ir suprasti apie paukščius, kodėl paukščiai migruoja ir migruodami nepaklysta ar kitus su žmogumi nesusijusius dalykus. Čia bandysime suprasti žmogaus elgesį. Sudėtingiau žmogaus socialinį elgesį. Tai yra, kaip žmogus elgiasi bendrauja su kitais žmonėmis. Ir net dar sudėtingiau. Suprasti jo elgesį, kai jis elgiasi bjauriai, nenormaliai. Ir jei vis dar norite tai padaryti, suprasti žmonių socialinį elgesį, tai įsivertinkite, kad yra viena problemėlė. Ji yra tame, kad labai sunku surasti žmogaus elgesio biologinį paaiškinimą. Kodėl žmogus elgiasi vienaip arba kitaip veikiamas biologijos. Viskas labai supainiota. O kad dirbti su supainiotomis ir sudėtingomis sistemomis, su kuriamis reikės dirbti prieinant iš skirtingų pusių, yra sukurta tam tikra strategija. Palengvinanti visą procesą ir daranti jį paprastesniu. Mes pradėsime mąstyti kategorijomis. Pavyzdžiui, imame kokį nors kontinuumą ir skaidome į kategorijas. O toms kategorijoms suteikiam pavadinimus. Pavyzdžiui, pabandykite pagalvoti ir pasakyti, kokio ilgio ši nupiešta linija. Na, ar pagalvojate? Ir kas gi vyko jūsų galvoje, kol galvojate apie linijos ilgį? Jūs įsivaizdavote liniuotę? Tarkime, šios linijos ilgis 30 cm. Panašiai kaip A4 formato lapo ilgis. Kiekvienas žmogus, žiūrint į šią laidą, galvoje turi tokią panašią daiktų kategoriją, tokią kaip daiktai, tokio pat ilgio kaip liniuotė. Papasakosiu jums dar vieną istoriją. Apie žmogų mėgstantį bėgioti. Bėgiką. Tas bėgikas bėga 1,5 km ilgio distancijas. Jis labai greitas. Galima sakyti, jis pats greičiausias bėgikas šalyje. Klausimas, kaip greitai jis turėtų prabėgti šią 1,5 km distanciją, kad jūs nustebintų? Greičiau kaip per 4 minutės. Ir štai jau pas mus, tarp daugybės skirtingų galimų distancijos parbėgimo greičių, atsirado kategorinė riba. Jie yra mūsų galvoje ir tie žmonės, kurie prabėga 1,5 km distanciją greičiau kaip per 4 minutės, mūsų stebina. O dabar papasakosiu dar kitą istoriją. Apie žmogų dailininką. Jis toks kietas, kad gali piešti net 11 skirtingų spalvų. Visiškai nestebina. Nes mes galvoje neturim sukūrę tokios atitinkamos kategorijos. Mes nevertinam paveikslo, kokybės ir grožio pagal jam piešti panaudotų spalvų kiekį. Taip pat galime pastebėti, kad kai kuriuose srityse mes sukuriame kategorijas sąvokoms, kurioms kategorijos nebūdingos. Štai jums pavyzdys. Štai klasikinis kontinuumas, su kuriuo dažnai turime reikalą. Spalvų kontinuumas. Arba kitaip šviesos spektras, besikeičiantis šviesos bangos ilgis sukuriantis vaivorykštę. Nuo violetinės iki raudonos. Ir begalybė galimų variantų tarp jų. Ir ką darome mes? Kontinuumą mes galime padalinti čia, čia arba čia, bet kur. Ir pavadinti tai atskira spalva. Štai čia raudona, o čia oranžinė. Ir taip toliau. Paimate spalvų kontinuumą ir jį padalinate į kategorijas. Kam to reikia? Nes taip mums paprasčiau saugoti informaciją.
Vietoje pilno kažkieno tai charakteristikų mokymosi, jūs tiesiog pasakote, tai greitai bėga 1,5 kilometro, o tai yra linija, kurios ilgis beveik lygus liniuotė, o tai yra oranžinė spalva. Na, ir kur čia yra problema? Paimkime žmonės iš kitų kalbų pogrupių, kurių kalba vaivorykštę padalina bele kaip kitaip, su visiškai skirtingu rezultatu. Ir jie spalvas įsivaizduoja jau visai ne taip kaip jūs, kalbantis lietuviškai. Štai paimkime kokią nors spalvą. Ir jei ta spalva atitinka kurios nors spalvos kategorijos centrą, atkarpos viduryje, žmonės prisimins, ar jie matė šią spalvą ar ne. Žymiai geriau, nei jei paimtume spalvą atkarpos gale arba pradžioje. Ir viskas priklausys nuo kalbos, kurioje kalba. Imate kontinuumą ir padalinate jį į dalis, nes taip lengviau dirbti su faktais. Dar vienas pavyzdys. Turime 4 nupieštus objektus. Ir kadangi mes turime kategorijas pirmiems 3 objektams, tai kai per testą žmonėms rodė šias figūras ir klausė, kurias iš jų jie jau yra matę, tai žmonės dažniausiai aiškiau atsakydavo apie šias pirmas 3 figūras, nei apie 4 figūrą, nes ji neturi jokio pavadinimo. Mes galime pabandyti ją apibūdinti, pavadinti dėme, bet šiai figūrai mes neturime aiškios kategorijos. Mąstymas kategorijomis padeda mums įsiminti ir padeda įvertinti dalykus. Tokiu būdu tai yra klasikinis protingas elgesys sudėtingose situacijose. Bet kategorinė mąstyme yra ir problema. Pirmas dalykas, ką pastebėsite kalbų skirtumuose, kad yra ne tik begalinės spalvų įvairovės kontinuumas, bet yra ir garsų kontinuumas, kurio žmogus gali išgauti. Skirtingose kalbose yra skirtingos taisyklės apie tai, kokie garsai yra vienodi, o kokie skirtingi. Pavyzdžiui, anglų kalboje yra 2 skirtingi ZTH garsai, kuriuos iš klausos sunku atskirti, o kitus lengva. Todėl nuo žodyje esančių garsų priklauso, kaip lengvai tą žodį įsiminsite. Pagal jūsų skirstimą, ar garsai atrodo vienodi ar skirtingi. Pavyzdys. Suomijoje žmonės neskiria B ir P garsų. Nors mums tai nėra problema. Mes skiriame. Bet suomiai tokio skirtumo nemato. Štai ir istorija apie tai, kaip skiriasi anglų ir suomių kalbos garsai ir prie kokių nesusipratimų tai gali priversti. Vienam angliškai kalbančiam mokslininkui biologui reikėjo atlikti babuino sėklidžių biopsiją. Žinių apie tokią procedūrą jis turėjo ne per daugiausia. Todėl kreipėsi į kolegą urologą, kuris pasirodo buvo suomis. Paaiškino kolegai, ko jam iš jo reikia. Atrodo, suomis suprato. Jis paaiškino, kaip tokią procedūrą galime atlikti. Ir gale pridėjo. O dabar labai svarbu, kad prieš atliekant procedūrą tu truputį pastreniruotum ant meškino. Jis pasakė on the bear. Angliškai bear reiškia meškinas. Mokslininkas nustebo. Ką? O jam atsako. Jo, pastreniruok ant meškino. Žinau, skamba keistai. Bet visi praktikantai taip daro. Labai patogu. Gali taip, arba gali paimti obuolį. Obuolį. Štai jums ir skirtumas tarp B ir P. Angliškai pear yra kriaušė, o bear yra meškinas. Taip, kad garsų skirstimas yra labai svarbus. Štai jums ir pirmasis pavojus. Jei per stipriai užsitiklinti ant kategorijų, tai galime nepastebėti toje pačioje kategorijoje esančių objektų skirtumų. Sekantis pavyzdys. Per egzaminą labai nerimaujama dėl galimo testo įvertinimo, ar tai bus 65% ar 66%. Iš tikro, tai nedidelis skirtumas, bet jei nuo to priklauso, ar tu išlaikei egzaminą, ar neišlaikei, mums tas nereikšmingas skirtumas atrodo didžiulis. Ir atskirdami tos 2 rezultatus, mes nebematome, ant kiek mažai tie šalia esantis rezultatai skiriasi. Papildomas pavyzdys. Dar viena problema tų, kurie mąsto kategorijomis. Turbūt atkreipėte dėmesį, kad kai diktuojate kam nors telefono numerį, tai žymiai patogiau ir aiškiau įsiminti ar užrašyti, kai skaičius diktuojate ne vienu kartu, bet sugrupuojate. Pavyzdžiui, 28 52 775 arba 32 67 88 arba 699 78 232, nei kad 7622342 arba 3703432. Nes telefono numerio kategoriją mes jau suprantame kaip sugrupuotus skaitmenis. Tai prašome, taip ir sakome. O jei laukiame telefono numerio ir gauname jį nesugrupuotą, taip kaip telefono numeris, o vientisus skaičius, tai apsunkina įsiminimą ir užrašymą. Tokiu būdu mes mąstome ir suprantame viską automatiškai kategorizuodami. Mes mąstom kategorijomis, bet kaip galėjote pastebėti, tai sukelia tam tikras problemas. Pavyzdžiui, kai mąstote kategorijomis, tai nevertinate, kaip smarkiai skiriasi dalykai pas jūs esantis toje pačioje kategorijoje. Nepastebėsite skirtumų, nes tai jums juk ta pati kategorija.
O kai užsisiklinate ant kategorijos ribos, tai nebematote bendro vaizdo. Taigi, šiame žmogus elgesio biologijos laidų cikle stengsimės išvengti kokių nors kategorijų. Ką šiame kontekste turiu omenyje kalbėdamas apie kategorijas? Pavyzdžiui, paimkime, kad ir tokį seną anglišką juokelį apie vištą ir kelią. Nejuokinga. Kai klausytojo paklausima, kodėl višta perbėgo kelią, klausytojas galvoja, abejoja, sako, nežinau. Ir tada jam iš karto atsakoma, kad patektų į kitą pusę. Čia dabar jau galima juoktis. Taigi, tarkim, mūsų virtuali vištelė, ji kažkur tai stovi. Tam tikrų atstumų nuo jos yra jai patinkantis gaidelis. Vištelė jam neabejinga. Situacijos rezultatas. Moteriškas individas kiek galima greičiau bėga prie patinkančio priešingos lyties objekto. Ir pas mus iš karto subrendo pirmas elgesio biologijos klausimas. Kodėl vištelė perėjo kelią? Kad pasiektų gaidelį? Galite atsakyti kaip endokrinologas. Kai pas moterišką individą kraujyje pasidaro tam tikras hormonų estrogenų lygis, tai padaro jos hipotalamo smegenų sritį jautrią stimulams. Arba galite atsakyti ir kaip koks anatomas, kad jos dubuo, ar kas ten pas vištą būna, ir kojų sąnariai jai leidžia bėgioti ir nubėgti iki gaidelio. Galite atsakyti pagal kitą kategoriją, kaip evoliucijos biologas, kad vištos, kurios tūkstantmečius nereagavo į gaidžius, paliko mažiau palikuonių ir mažiau savo genų ateinančioms kartoms. Ir visa tai yra skirtingos kategorijos, aprašančios tą patį atskirą įvykį. Visa tai skirtingi rėmai, skirtingos versijos, aprašančios tą pačią situaciją, dėl kurių mums ir kyla problemos, apie kurias mes ką tik ir kalbėjome. Sunku suprasti, kiek faktai yra skirtingi ir panašus, sunku pamatyti pilną vaizdą. Lengva pervertinti tuos rėmus, kuriuose mes gyvename, kai pradeda atrodyti, kad viskas, kas liečia elgesį, galima paaiškinti kažkuo tai vienu, vien tik genais, arba vien tik neuromediatoriais, arba vien tik vaikystės psichologinėmis traumomis, ar gyvenimu kažkokiuose rėmuose. Ką darysime iš naujo šiame laidų cikle apie žmogus elgesį? Tai stebėsime, kaip kažkas, kas vyksta jūsų kūne, veikia jūsų emocijas, atmintį ir elgesį, kaip tai veikia jūsų organizmą. Ir vėl iš naujo, stengsimės nemąstyti kategorijomis. Tipo, štai čia ir yra tas vienintelis tokio elgesio paaiškinimas. Vietoje to darysime taip. Kiekvienam elgesio tipui visų pirma pažiūrėsime į išorinį tokio elgesio pasireiškimą, išorinius jo požymius. Ir čia reikia pasitelkti daug daugiau objektyvumo, nei gali pasirodyti iš pradžių. Objektyviai išsiaiškinti, kokie yra šio konkretaus elgesio išoriniai pasireiškimai ir požymiai. Tada paklausime, kas organizme nutiko prieš tai, prieš pat to veiksmo akimirką. Kas galėjo iššaukti tokį elgesį? Kas vyksta neuronų pasaulyje? Kas vyksta mūsų vidinių elektros laidų sistemoje? Kuo paaiškinamas toks elgesys? Štai toks elgesys atsiranda dėl aktyvumo štai šioje smegenų srityje. Bet kai tik mes ruošiamės padaryti išvadas ir apsiriboti kategoriniais rėmais, žengiam žingsnį atgal ir savęs paklausime, koks kvapas, garsas ar kita sensorinė stimulacija aplinkoje stimuliavo būtent tuos neuronus, kurių aktyvacija privedė prie būtent tokio asmens elgesio. Tada žengiam dar vieną žingsnį atgal. Gerai, o kaip dėl hormonų ir jų koncentracijos gyvūno ar žmogaus kraujyje per paskutinės porą valandų? Kaip tie hormonai galėjo paveikti kvapų, spalvų ir viso kito suvokimą, kuris stimuliavo tos neuronus, kurių aktyvacija privedė prie tam tikro poelgio. Ir taip tęsėme ėjimą atgal, žingsnis po žingsnio, iki pat ankstyvo išsivystymo, kai vaisius buvo dar gimdoje, asmens genetikos, populiacijos genetikos, evoliucinio spaudimo ir taip toliau, iki pat pabaigos. Pradžios? Kaip elgesys aiškinamas kiekvieno žingsnio kontekste. Ir kodėl tai neskiri žingsniai, o labiau kaip skirtingi būdai išreikšti tų pačių biologinių faktorių poveikį. Jūs galite pasakyti, štai yra hormonas, paaiškinantis tokį poelgį. Toks elgesys iššauktas hormono X. Hormonas X užkoduotas gene. Ir netikėtai, jūs jau nekalbate apie endokrinologiją, o kalbate apie genetiką. O kai kalbate apie geną, tai genas tai jau evoliucinės atrankos rezultatas. O jei sakote, kad spalvos, kvapai ir kiti pojūčiai lemia tam tikrą elgesį, tai jau kalbate apie vaisiaus vystymąsi gimdoje, kuris lėmė kiek vaisius, o vėliau gimus atskiros asmens sistemos bus jautrios tam tikriems dirgikliams. Ir kuo toliau, tuo labiau pastebėsite, kad mūsų naudojami kategorijų rėmai, iš kurių mes analizuojame, juos reikėtų vertinti kaip būdą, kuriuo tik šiuo metu esančiame etape labai patogu aiškinti tuos poveikio faktorius, kurie buvo iki tol. O šiaip jokių rėmų nėra. Yra tam tikros laiko platformos. Kiekviena platforma yra pats patogiausias paprasčiausias būdas atsekti visą tai, kas vyko iki šiol, pradedant milijonais evoliucijos metų. Skamba neblogai, tuo ir užsimsime. Būtent taip ir darysime ir nepateksime į kategorinio mąstymo spąstus.
Tema sudėtinga ir protingi žmonės stengiasi viską svarstyti protingai. Suprantama, kad viskas su viskuo sąveikauja. Endokrinologija, genetika, evoliucija, biologija. Viskas, kas sudaro organizmą, asmenį ir jo elgesį. Vieno atsakymo visam tam paaiškinti nėra. Kiekviena aukščiau žmogus elgesį veikianti kategorija paprasčiausiai fokusuojasi tą patį dalyką, bet tik savo srityje. Paskaitysiu jums keletą citatų. Duokite man naujagimį iš bet kurios šeimos, leiskite pilnai kontroliuoti aplinką, kurioje jis augs, ir aš padarysiu jį tuo, ko norėsiu – mediku, teisininku, elgeta ar vagimi. Tai pasakė Johnas Watsonas 1912 metais. Vienas iš psichologijos mokyklos behaviorizmas įkūrėjas. Behaviorizmas pasiekė savo aukštumą per Berisą Frederiką Skinnerį 50 metais, kai jis pareiškė, kad kontroliuodami bausmę ir atlygį, pozityvų ir negatyvų pastiprinimą, bet kurį žmogų galima paversti ką tik norite – į mediką, teisininką, elgetą ar vagį. Šiais laikais mes jau žinome, kad yra ne taip. Mes žinome, kad tai neįmanoma. Mes žinome, kad reikia pridėti dar vieną faktorių. Pavyzdžiui, vaisiaus baltyminį badavimą per nėštumo periodą. Kai mama, būdama nėščia, savo norų ar dėl išorinių aplinkybių, karo, bado ir taip toliau, nepakankamai valgė mėsos ar kito baltymais turtingo maisto. Ir jei taip nutiks, tai tada jau nieko nebeišeis. Štai jums pavyzdys, kaip jie klydo. Neįmanoma turėti pilną aplinkos kontrolę ir pavesti žmogų, ko tik nori. Štai jums pavyzdys Johnas Watsonas. Žmogus, užsidaręs savo idėjos rėmuose, įsitikinęs, kad elgesys paaiškinamas tik apdovanojimo ir bausmės kategorijomis. Dar įdomus faktas apie Johną Watsoną. Dėl kilusio didelio skandalo, prie kurio jis buvo prisidėjęs, jį greitai išmetė iš akademijos, o savo kategorijos pabaigą jis praleido svarbiose pareigose labai sėkmingai užsiimdamas reklama. Nepavyko žmonių padaryti tais, ko jis norėjo, kad jie būtų, bet užtat puikiai pavyko priversti juos pirkti tai, kai jis norėjo, kad jie pirktų. Štai kita citata. Psichologiškai normalus gyvenimas priklauso nuo smegenų sinapsių funkcionavimo. Jei nežinote, kas yra sinapsės, tai be panikos. Sinapsės yra toks dalykas, kurio pagalba smegenų neuronai susijungia vienas su kitu. Taigi, psichologiškai normalus gyvenimas priklauso nuo smegenų sinapsių funkcionavimo, o psichinės ligos atsiranda dėl sinapsių funkcionavimo sutrikimų. Sinapsių korekcija gali modifikuoti atitinkamas idėjas ir nukreipti jas kitomis kryptimis. Naudodami tokį metodą mes gauname pasveikimą, teigiamą rezultatą ir jokių sutrikimų. Čia truputį laidus perkišim galvos viduje iš vienos kitos į vietą ir vėl būsite kaip naujas. Sinapsių korekcija. Gal turite kokių nors idėjų ar spėjimų, kas tai per dalykas galėtų būti? Sena gera sinapsių korekcija. Kas tai? Apie ką jis kalba? Na, ar turite atsakymą? O jūs? O gal jūs? Nėra? Sinapsių korekcija yra frontalinė lobotomija. Sakykime, jums reikia pakoreguoti sinapsių darbą. Ką darom? Paprasčiausia, įpjaunam ir atskiriam pacientų trečdalį smegenų, priekinę dalį. Štai koks baisus dalykas slepiasi po tokiu nekaltu pavadinimu – sinapsių korekcija. Antonijo Egas Moniš, Portugalijos neurologas, frontalinės lobotomijos autorius. Tada tai buvo vertinama kitaip, bet būtent jis padarė tai, kas vėliau paveikė dešimtis ar šimtus tūkstančių žmonių, kurie buvo visiškai sveiki. Tada buvo tamsus laikai, kai psichiatrija ėjo koja kojon su ideologija. Tai buvo masinis, nusikalstamas žmonių smegenų naikinimas. Štai dar vienas žmogus, kuris patologiškai užsidarė savo vienos idėjos rėmuose. Supras, kaip veikia sinapsės, pakoreguok jas ir sėkmė daug garantuota. Tai buvo jo kalbos ištrauka, kurią jis pasakė per savo fiziologijos ir medicinos Nobelio premijos įteikimą. Na ir paskutinė citata. Pati blogiausia. Žmonių visuomenės atranka turi būti vykdoma tam tikro socialinio instituto pagalba, jei žmonija nenori būti sunaikinta dėl indikuotų užsiegimimo. Rasinės idėjos kaip valstybės pagrindas mums leido šioje srityje pasiekti daug. Mes galime ir privalome pasitikėti mūsų geriausių piliečių instinktais dėl purvą nešančios populiacijos elementų sunaikinimo. Gal žinote, kas tai pasakė? Gal Hitleris? Ne, Hitleris tuo metu buvo truputį užimtas. Šios žodžius pasakė vienas šio pagrindinių mokslinio agitatorių. Kažkas, kas gyvena užsidaręs savo idėjos dėžėje, su savo ypatingų supratimu apie rasės, etnosą, genetiką ir visko kitu. Jis pasakė, leiskite man viską ištaisyti, leiskite man pašalinti populiacijos elementus nešančius savyje purvą. Ir aš ištaisysiu tai, kas jau iš pradžių buvo tvarkoje. Kas tai buvo? Toks mokslininkas vardu Konradas Lorencas, etologijos kūrėjas. Bet apie tai vėliau. Jis rašė mažas knygeles vaikams apie gamtą. Konradas Lorencas pas paukščius atrado imprintingą. Jis pastoviai eidavo pasivaikščioti. Neaukšto ūgio austras su žila barzda.
Visada dėvėjo trumpas austriškas kelnes su petnešomis. Paskui jį pastoviai vilkosi vorančiuku. Jie laikė jį savo mama dėl imprintingo. Toks iš savęs buvo stulbinančiai žavus. O dar jis buvo žmogus įnirtingai propaguojantis nacistinį režimą. Ir mirdamas pasakė, kad nepadarė nieko blogo. Tai va, visi šie žmonės, tai jums ne kokie nors antrarūšės smegenėlės. Tai nebuvo žmonės dirbantis neaišku kur, kokioje nors nežinomoje aukštoje mokykloje ar panašiai. Tai buvo savo laiko patys įtakingiausi mokslininkai. Nuo šių žmonių priklausė tai, ko visus mokė mokyklose ir kitur. Tol, kol nesupratome, kad čia kažkas ne taip. Dėl šių veikėjų idėjų ir veiklos daugelio 100 000 visiškai sveikų žmonių smegenys buvo sunaikintos. Šie veikėjai manė, kad gali spręsti neegzistuojančią problemą, sunaikindami 9 milijonų žmonių. Tai buvo nesmulkūs mokslininkai. Tai buvo patys įtakingiausi praėjusio amžiaus mokslininkai. Dauguma susijęs su mokslu, patologiškai užsidarė savo idėjų rėmuose ir iš savo rėmų bandantis paaiškinti visą pasaulį. Todėl tikslas yra nekartoti tokias klaidas. Tyrinėsime žmogaus elgesį, kartais labai gąsdinančias tokio elgesio apraiškas. Labai svarbu nepasiduoti norui jį paaiškinti kokiu nors vienu dalyku. Nesvarbu, kokiam lygyje mes esame. Genai, hormonai, neuronai, aplinkos poveikis, bet kas. Tai turi būti pats patogiausias būdas apibūdinti tai, kas įvyko anksčiau, prieš tą konkretų žmogaus poelgį. Ir tai nelaiko rėmai. Ir iš viso nerėmai. Tai bus mūsų pokalbio tikslas. Taigi, šiame laidų cikle artėjant prie mūsų temos, žmogaus elgesio biologija, socialinio elgesio biologija ir net anomalinio socialinio elgesio biologija, susidursime su 3 intelektinėmis problemomis. Pirmoji, reikės atpažinti situacijas, kurios pas mus žmonės kaip rūšį nėra nieko išskirtinės ar ypatingos. Mes esame tokie pat gyvūnai, kaip ir visi kiti. Problema yra ta, kad mums reikia tai priimti ir pripažinti. Pateiksiu pavyzdį. Įsivaizduokite, kad tarkime jūs esate žiurkėnas. Tiksliau, žiurkėno patelė. Jūs sėdite narvelėje, pas jūs, kaip pas bet kurią kitą žiurkėno patelę, ovuliacija vyksta kiekvieną 5 dieną. Jūs užsiimate savo žiurkėniškais reikalais ten ir visą kitą. Staiga į jūsų narvelį kažkas pasodina kitą žiurkėno patelę. Klausimas, kas nutiks per sekantį mėnesį? O nutiks štai kas. Jūsų ovuliacijos ciklai ilgės ir galų gale sinchronizuosis, kol abiejų žiurkėnų patelių ovuliacijos ciklai sutaps. Ir nuo šiol visada ovuliuosite tuo pačiu metu. Neįtikėtina, bet būtent taip viskas ir vyksta. Ir pa žiurkėnus, ir pa žmonės. Pasinaudodami žiurkėnais, žmonės suprato, kaip veikia mėnesinių ciklas ir pa žmonės. O visa esmė yra uoslėje. Tai feromonai. Tai cheminiai signalai, kurie persiduoda oro keliu nuo patelės iki patelės. Visą tai galima įrodyti, nuskaitant informaciją nuo žiurkėno uoslės centrų. Arba paprasčiausiai pateliai užkemšant nosį. Jei neturite atitinkamos įrangos, nuskaityti informaciją tiesiai iš uoslės centrų. Užkimškite nosį ir ovuliacijos ciklai nesisinchronizuos. Visa esmė yra uoslėje. Ir kas dar keisčiau? Kaip manote, kokiu būdu galima išsinchronizuoti tokias susisinchronizavusias pateles sėdinčias tame pačiame narvelyje, kad ovuliacijos ciklai vėl nesutaptų? Nagi kaip? Gal turite atsakymą? O gal imsite pagalbą iš salės? Tai aišku, į narvelį su 2 sinchropatelės, įleiskite žiurkėnų patiną ir staiga jų ciklai išsisinchronizuos ir taps trumpesni. Kodėl? Dėl patinėlių skleidžiamų vyriškų feromonų. Ir kas dar įdomiau, tai kai į vieną narvelį pasodinate 2 pateles, tai jų ciklai susisinchronizuoja visiškai neatsitiktiniu būdu. Dominuojanti patelė visada įtakos silpnesnę patelę ir silpnesnės patelės ovuliacijos ciklas prisiderins prie dominuojančio ciklo. Šitą fenomeną žmonės tyrinėjo metų metais. Ir viskas taip ir vyksta. Ir pas ožkas, avis, šunis, kates ir kiaulės. Ir kas dar neįtikėtina, tiksliau visai tikėtina, kad galimai lygiai toks pat mechanizmas veikia ir pas mus, žmonės. Jis žinomas kaip Verselio efektas arba McClintock efektas. Pirmą kartą atliktas tyrimas ir tai pastebėta buvo pas Verselio koledžo pirmakursas 1970 metais. Jaunesnių kursų studentėms, bendrabučio kambariokėms, kurios gyveno tame pačiame kambaryje, ciklas ilgėjo ir sinchronizavosi. Ir visa esmė buvo uoslėje. Pas merginas su uoslės sutrikimais ciklas su kaimynėmis nesisinchronizavo. Taip pat sinchronizacija nevyko, jei viena iš merginų turėjo intensyvius, artimus intymius santykius su vyru. Tada ciklai išsisinchronizuodavo. Ir įdomu tai, kad kuri prie kurios sinchronizuodavosi, nebuvo atsitiktinumas. Tyrimas atskleidė, kad aktyvios, bendraujančios, nesusikaušusios merginos paveikdavo kitas ir pagal savo ciklą nustatydavo jų ciklus.
Bet iš kitos pusės, teisybės dėliai, reiktų paminėti ir tai, kad vėliau keletą kartų buvo bandoma pakartoti eksperimentą. 1980-aisiais, 1990-aisiais, 2000-ųjų viduryje. Rezultatai nebuvo vienareikšmiški ir net buvo prieštaringi. Todėl iki šiol mokslininkai vieningos nuomonės apie šį fenomeną neturi. Bet svarbu ne tai. Svarbu, kodėl pasitelkiau šį pavyzdį. Nes mūsų tikslas suprasti, kad mumise nėra nieko ypatingo išskirtinio. Per žmogaus elgesio biologijos laidų ciklą mes lyginsime žmogaus ir šimpanzės genomus ir matysime, kad jie praktiškai vienodi. Tarpais mes esame tikri gyvūnai. Antrą problemą sudaro situacija, kai mes lyg ir nieko nuo kitų gyvūnų nesiskiriam. Ir pas mus yra kažkas bendro su visais kitais. Bet štai tai, ką mes turime bendro, mes panaudojam tai visiškai kitaip. Pavyzdys. 2 žmonės, 2 individai atlieka ritualą. Jie sėdi prie stalo. Absoliučioje tyloje, nežiūrėdami viens kitam į akis, nepratardami nei žodžio. Vienas iš jų pakelia ranką ir perstumia ant stalo esantį medžio gabaliuką. Jei šie žmonės sėdi prie šachmatų lentos kokiame nors didmeisčių turnyre, tai jų kraujo spaudimas visas 6 valandas laikosi tame pačiame lygyje, kaip ir pas maratoną bėgančius sportininkus. Jie sudegina 1000 kalorijų per parą, nejudėdami iš vietos, tiesiog galvodami. Ir tai neįtikėtina. Jūs žiūrite į šachmato didmeistrį, kuris ką tik prieš oponentą laimėjo partiją, pastatė šachą ir matą. Jis tik nejudėdamas sėdėjo prie lentos, intensyviai galvojo, stumdė medinės figūrėles ir laimėjo. Bet tuo pačiu metu jo organizmo streso, emocijų būsena identiškai atitinka bet kurio savanoje lakstančio babuino emociniai būsenai, kuris ką tik savo pikčiausiam priešui perrėžė pilvą. O mes sugebame tai padaryti vien tik minties gale. Štai kas daro mus ypatingais. Nors mūsų fiziologija yra įprasta ir nuobodi, tokia pat kaip ir pas kitus gyvūnus. Bet mes mokame ją naudotis taip, kaip nei vienas gyvūnas to padaryti nesugeba. Mes jaučiam stresą nuo neišvengiamos mirties. Mes pergyvename, kai skaitom, kad kažkas baisaus nutiko kažkokiam vaikui kitame pasaulio krašte. Mes jaučiame pavydą ir stresą nuo to, kad kažkas pro šalį pralėkė brangiame sportinėme automobilyje. Ir mes taiga nusprendėme, kad esame nevykėliai elgetos, nes tokio automobilio neturime. Ir įsigyti negalime. Na, o pačio pralėkusio žmogaus mes jo net nematėme. Matėme tik prabangų sportinį automobilį. Mes pergyvename, kai kas nors baisaus nutinka romano herojai ar filmo veikėjai. Emocingai tai reaguojame. Tai yra ypatingas pasaulis to, ką kiti gyvūnai daryti nesugeba. To, ką darome mes. Iš kitos pusės, nors mes galime jausti užuojautą ir gailestį savo artimiesiems, bet visą tą patį mes galime jausti visai nepažįstamam pabėgėliui iš karo niokojamos šalies, gyvenančiam kažkur pabėgėlių stovykloje, esančiai už pusę pasaulio nuo mūsų. Taip pat mes jaučiame užuojautą ir kitų rūšių asmenims, gyvūnams. Mes jaučiamės blogai, kai serga naminis gyvūnas. Tai tiesiog ištisas pasaulis, už kurį atsako fiziologija, empatija ir emocinis ryšys. Nors tai yra tie patys nuobodus fiziologiniai procesai, kurie vyksta ir pas visus kitus gyvūnus, bet mes, žmonės, juos panaudojame neįprastu būdu. Kartais atsiranda ir trečia problema, kuri susijusi su tuo, kad kartais mes darome tai, ko nedaro nei vienas kitas gyvūnas pasaulyje. Štai jums pavyzdys. Šokiruojantis pavyzdys. Šeimyninė pora gyvena kartu. Kiekvieną dieną grįžta namo iš darbo, kalbasi, vakarieniauja, vėl kalbasi, gulasi į lovą, mylisi, vėl kalbasi, na ir užmiega. Sekančią dieną viskas kartojasi. Pareina iš darbo, kalbasi, valgo, kalba, lova, mylisi, vėl kalbasi. Ir taip kartojasi kiekvieną naktį iš eilės 30 dienų. Net hipopotamas to neatlaikytų. Joks gyvūnas taip kasdien nesimylėtų be jokio apčiuopiamo rezultato. Ir jau tikrai nei vieno gyvūno netraukia po to pasikalbėti. Ir čia mes jau turime visiškai atskirą žmogaus elgesio sluoksnį. Tai kalbos naudojimas bei tam tikri seksualumo aspektai. Ir prie viso to dar egzistuoja šita keista, ardanti tik žmonėms būdinga tendencija – susijęti seksualinį elgesį su agresija. Kartais mes neturime į ką kreiptis, kad suprasti, kodėl taip yra, kame čia reikalas. Taigi, štai pagrindinė žmogaus elgesio biologijos laidų ciklo strategija. Visų pirma, mes priešinsimės kategoriniam mąstymui vėl ir vėl ir vėl. Ne dėl to, kad kažką įrodyti, o todėl, kad pradėti mąstyti kategorijomis reiškia mokslo pasaulį padaryti nesuvokiamą žalą. Mes turime save suvokti kaip nieko neypatingą rūšį. Tokią kaip ir kitos rūšys, su tokia pačia nuobodžia fiziologija, kurią be viso kito mes mokame panaudoti kitaip. Mes, rūšis, daranti veiksmus neturinčius analogijos gyvūnų pasaulyje.
ir todėl turime surasti jiems paaiškinimą biologinėme lygmenyje. Taigi, šiame laidų cikle pasiaiškinsime ir pasikalbėsime apie žmogaus elgesio biologiją. Pirmoje laidų ciklo pusėje susipažinsime su įvairiais kategorijų rėmais. Pakalbėsime, truputį paliesime evoliucijos teoriją, apie molekulinės genetikos poveikį elgesiui, apie elgesio genetiką, apie smegenų patologiją, endokrinologiją, apie visus tos rėmus, kategorijas. O štai antroje laidų ciklo pusėje pakalbėsime apie konkrečius elgesio pavyzdžius. Ir kiekvieną atveju tos rėmus sulaužysime. Kiekvieną kartą žiūrėsime tą patį konkretų elgesį, kaip jis pasireiškia, žiūrėsime, kas buvo prieš minutę iki to konkretaus elgesio pasireiškimo neuronų pasaulyje, koks sensorių stimulas tuos neuronus aktyvavo ir taip toliau. Ir tokiu būdu prieisime iki pat evoliucijos klausimų. Pirma laidų ciklo pusė bus skirta tų rėmų tyrinėjimui. Ir tai bus tam tikras iššūkis, nes kas 3-4 laidas mes peršoksim vis į sekančius ir į sekančius naujus rėmus. Pradžioje tai gali išmušti iš vėžių ir pasidaryti neaišku. Bet jei atidžiai žiūrėsite ir klausysite, stengsite suprasti, tai jau antroje laidų ciklo pusėje viskas pasidarys aiškiau, kai tik paliesime įvairius konkrečiaus elgesio modelius. Viskas atsistos į savo vietas. Seksualinį elgesį, agresyvų elgesį, tėvų gimdytųjų elgesį, šizofreniją, depresiją, asmenybės sutrikimas, kalbos naudojimas ir kiekvieną kartą gilinsimės į tai, kas nutiko prieš sekundę ir kas nutiko prieš 10 milijonų metų iki to momento. Mums reikės išsivaduoti nuo visų tų rėmų. Štai tokia bus strategija. Draugai, labai dėkoju, kad žiūrite, man tai labai svarbu. Bet pastebėjau, kad tik dalis visų žiūrinčiųjų prenumeruoja mano kanalą, o net pusė visų žiūrovų žiūri mano laidas be prenumeratos. Tikrai įdomu, kodėl taip yra. Juk tikrai nesunku paspausti prenumeratos mygtuką. Jums tai nieko nekainuoja, o man reiškia daug. Daugiau prenumeratorių, daugiau žiūrovų, daugiau motyvacijos daryti ir išleisti naujas laidas. O tai reiškia daugiau ir įdomesnių laidų. Ačiū. O šiandien įvadinę dalį baigsime. Tai buvo bandomoji įvadinė laida. Nežinau, ar ši tema ir formatas jums patiks. Todėl, jei patiko ši laida, norite daugiau pasigilinti į žmogaus elgesio biologiją, daugiau sužinoti, suprasti savo ar aplinkinį elgesį, motyvaciją ir priežastis, na ir pamatyti sekančias šio laidų ciklo dalis, spauskite nykštį į viršų ir parašykite komentarą. Na, o jei laida nepatiko, tai irgi nuomonė. Todėl spauskite nykštį žemyn ir parašykite komentarą, kodėl ši laida nepatiko, ar dėl ko jūs nesutinkate. Iš anksto jums dėkoju už vertinimus ir komentarus. Iki sekančio karto.